Sveiki, maskavimo įrankis Lightroom programoje. Kaip jis veikia? Develop modulyje dešiniai viršui yra įrankiai lokaliam keitimui nuotraukos. Paprastai yra stūmokliai, kurie keičia visą nuotrauką, bet čia yra nuotraukos daliai. Va tas ratukas dešiniausias yra maskavimo įrankis, o maskavimo priemonė Lightroom programuose veikia taip. Dalis nuotraukos uždengiama ir rodoma juodai, ten nieks nekinta, o sukurto žemėlapio baltoji dalis, tas žemėlapis ir vadinasi kaukė, mask. Baltoji dalis yra skirta keitimams. Tai pavyzdžiui, subject reiškia merginos dalį keičiam, fono nekeičiam. Čia atbulai background foną keisim, o merginos nekeisim. Na, sky šitam paveikslėlį nėra. Tai dangaus tikriausiai nerastų, bet kitoj nuotraukai galima keisti dangų. Tai šitie trys yra tokie paprasti, aiškiai suprantami, pažiūrėkim background, paspaudė, pagalvoja, juodai uždengė mergina ir siūlo keisti tik foną. Pavyzdžiui, į kairę aš stumiu ir patamsėja beveik visai, gal reklamai kokioj nereikia. Ir kiti stūmokliai keistų foną. Pliuso ženklas, select subject, select sky, select background, select people. Čia yra įdomu, kad pažįsta nuotraukoje esančius žmonės, čia rado vieną, paspaudus į žmogų, analizuojamas vaizdas ir ieškoma, kokiu elementu galima žmoguje atrasti. Nuostabu, kad gali ne visą žmogų keisti, bet pavyzdžiui plaukus. Pažymėjau plaukus, create mask ir per keletą akimirkų man jau liko plaukai, galima dabar plaukuose kažkokius tai pakeitimus atlikti, pavyzdžiui, tekstūrą. Ryškesni plaukai, išryškėja tekstūra. Clarity yra vidutinių tonų kontrastas, irgi pamokėlės dėliai pakeičiu tą. Tad tie pakeitimai įvyko tik su plaukais. Jeigu norėtume ten tikslinti, galėtume kurti dar vieną kaukę, teptuką ir su tuo teptuku, bet dabar turim kaukę, kuri yra plaukai. Aš į žodį mask 2 kart paspaudžiu ir parašau plaukai. Vėliau mums tas pravers, pamatysit kodėl. Na, dar vieną kaukę gal pažiūrėkim, objects. Įdomus dalykas, kad galima pačiam nurodyti, kokį objektą ar dalyką aš nuotraukoje turiu omeny. Pavyzdžiui, marškiniai. Marškiniai, norim pakeisti marškinių spalvą arba atspalvį. Pažymėjau apytiksliai, palikau, kompiuteris sunkiai dirba, šį kartą ilgiau užtrunka, bet suras marškinius, jei pavyks, aš galėsiu pakeisti kažką su marškiniais. Mano sumanymas pakeisti atspalvį. Kartais ir ilgokai tai užtrunka, ypač kai pamokėlėje įrašas, tai kantrybės mažiau. Tai pažymėjau marškinius, čia su spalvom, ten yra atspalvės, ir mes galim kaitalioti atspalvį, sodrumą, jeigu reikia, ir taip toliau. Kontrastą, jeigu galvotume, kad reikia kontrasto, jau tik marškiniam. O gal kaip tik norim, kad jie būtų švelnus tokie. Viskas, kaukės išsiaiškinom, bet jų yra ten kiekvienam elementui, lūpas galim pasodrinti, įdomu eksperimentuoti. Kas toliau?
gal fono kaukę aš irgi pavadinsiu fonas. Toliau vat ir yra tai, ką norėjosi parodyti atskiroj pamokėliai, kad jeigu išeini iš įrankio ir jau turi pasutvarkytą nuotrauką, Y parodo, kaip buvo ir ką mes čia pasiekėm. Dabar perinam prie kitos nuotraukos ir norim čia to paties. Na, ar prie kažkurios. Tai galima tai, ką mes padarėm su viena, aptikom plaukus ir padarėm išraiškingesnius, visom nuotraukom tą automatiškai atlik. Šitoj nuotraukoj, kur jau tas padaryta, mes spaudžiam Ctrl+Shift+C, gaunam klausimą, ką čia turiu omeny, gal viską, check all, o gal nieko, tik tai plaukus ir foną. Va dėl ko man reikėjo pavadinimų, kad galėčiau čia sužymėti, kuri kaukė man dabar reikalinga kopijavimui. Ir nukopijuoju. Ctrl+Shift+C ir copy, pažymėjus kaukės. Dabar ateinam į kitą nuotrauką ir sakom Ctrl+Shift+V. Spaudžiam Ctrl+Shift+V. Įklijuojame tie patys nustatymai, bet šį kartą jau į kitą vietą, ne vieta čia svarbi, o pavadinimas kaukė, plaukai. Tai ieškoma iš naujo plaukų ir ieškoma fono, fonas patamsėjo, plaukai pradėjo blizgėti. Antras būdas, Ctrl+Shift+C, Ctrl+Shift+V išsiaiškinom. Antras būdas, jeigu nuotrauka pažymėta ir dar dvi nuotraukos su Ctrl aš pažymėjau, tai galiu spausti, būdamas Develop skyrelyje, Sync. Suvienodink. Paklaus ką, aš turiu omeny plaukus ir foną. Spaudžiu Sync. Dabar jau ilgiau užtruks, nes dar dvi nuotraukas reikės sudoroti. Tai 30 sekundžių užtruks, kol atsisveikinsim, tai tas laikas ir praeis ir pažiūrėsim. Tai maksimaliai trumpai pažiūrėjom, kad nebūtinas Photoshopas, jeigu norim patamsinti, pakeisti foną, lūpas padažyti, drabužius perspalvot, yra atskira parinktis. Jeigu nėra parinkties objektas, pažymėkit ir žinos. Toks yra Adobe Lightroom dirbtinio intelektų pagrįstas pakeitimų kopijavimas. Pakeitimai ir jų kopijavimas. Nuostabi savybė, naudokim iki kito karto, iki kitų pamokėlių.